tokį 18 metų Q7 102 tūkstančiai mylių, parsiduoda draudimo įmonės, gruodžio 18 bus aukcionas. Kol kas dabartinis statymas yra tik tai $2650. Kaip matot, gavęs į priekinę dalį, bet landžionai, televizorius, radiatorius, viskas yra sveika. Bet lempa yra, reikia poliruoti, bamperis. Toksai net neatrodo, kad jis būtų sudaužytas, kad yra šiek tiek čia skylė. Šitoj pusėj taip pat lempa sudaužyta, sparnas, durys, tas veidrodėlis sveikas, galinės durys taip pat, juodas spalvikė, 2 litrai, 4 varomi. Parodysiu dar, kokį jinai kitoje pusėje turi pažeidimą. Yra kablys, bamperis galinis, jisai nesudaužytas, bet lakas matosi nuo saulės. Susigadinęs, yra partronikai. Toliau einam į galą, ką aš norėjau parodyti, yra užuolaidėlės. Ir kitas pažeidimas, va matot, yra baltų dažų bonkutė atsidarius ir išbėgus. Tai visą kilimą tikrai reikia keisti. Čia reikės keisti slengsti. Šildomos sėdynės gale yra. Yra šiek tiek apibėgęs. Šita pusė yra veidrodėlis sveikas. Sakykime, normali. Durės čia tvarkingos. Pažiūrėjom, 2 kilimėliai. Matot, ant kilimėlių išbėgia. Tai gale. Čia viskas kitas yra, atrodo, neblogai. Jinai kur jis ir važiuoja. Galim pabandyti užsivesti. Kažko tai nesiveda, bet užvestos mašinos video yra, kai visą laiką aukciono svetainėse nepagauna raktų. Iš tikrųjų, gal baterija raktų yra nusėdus. Kažkodėl tai negauna, bet... toks variantas, kaip sakiau, 2650 dabartinė kaina. Turėtų irgi nebrangiai išeiti, tai jeigu kam įdomu, duokite žinoti.